Davidas Linčas, kalbėdamas apie kūrybiškumą, įvardino 2 pagrindinius dalykus, kuriais reikia pasirūpinti. Tai poilsis ir vidinė ramybė. Friedrichas Nyčė kūrybiškumą išskyrė kaip absoliučią vertybinę būtinybę. Salvadoras Dali kūrybiškumą apibūdino kaip disciplinuotą žaidimą su beprotybė. Daugelis kūrėjų kūrybiškumą apibūdina kaip įgūdį, kuriam būtina nuosekli disciplina. Kad kūrybiškumas kleistųsi, reikalingas įkvėpimas. Sako, įkvėpimui reikalinga mūza, nes kūrybingumo šaltinis yra aistra. Mūza gali būti asmuo, aplinka, muzika, aromatas, ritualas. Rašymas geriausiai atspindi sielos mintis. Visi gali rašyti. Stebėti gamtą irgi padeda. Grynas oras, sveikas pasivaikščiojimas, tai lengviausia pagalba sveikam kūnui palaikyti. Pabūti tyloje, nesvarbu esi vienas ar su kuo nors kartu, irgi sveika. Kai šviečia saulė, būtinai reikia naudotis progą. Saulės vonios tai ne tik šiluma, bet tai tuo pačiu ir vitamino D natūralus šaltinis. Bet mes žmonės esame socialios būtybės, todėl aš manau, kad viso ko įkvėpimo šaltinis yra bendravimas. Esame gamtos vaikai, todėl kad ir kur žmogus keliautų, visada renkasi aplinką, kuri simbolizuoja ramybę. Mes žmonės taip save įkraunam. Pabėgti nuo miesto šurmulio, skirti dėmesio savo ir pajusti laisvę, mėgautis vienas kitu ten, kur gera būti dviese.